Sveiki visi. Tęsime astrologijos paskaitas. Šiek tiek švieselės pareguliuosiu čia. Gerai. Taigi, Veneros ir Plutono aspektai. Taigi, kas yra Venera? Tai yra Venera harmonija, grožis, norai, poreikis, savipakankamumas, savivertė, jausmai, priėmimas, pasitikėjimas, pasirinkimas. Venera yra tai, kas žmoguje yra gražiausia. Taip? Tai yra mūsų meilė savo, tai yra vidinė harmonija. Tai yra mūsų žmogaus norai, tai yra žmogaus ir energija. Venera tai žmogaus ir pajamos, pinigai, žmogaus ir tikroji savirealizacija. Yra sakoma, kad reikia klausyti savo širdies, taip ką sako širdis, ir išdrįsti sekti paskui savo širdį, tai būtent yra Venera. Ir kai žmogus klauso savo Veneras, jis tampa iš tikrųjų sėkmingas. Na, bet šiandien kalbėsime apie, atsiprašau, skaidrė yra, nepakeičiau. Tai yra Plutono aspektai. Reikės po to pakeisiu. Taigi, Veneras ir Plutono aspektai. Plutonas tai yra kas tai yra? Tai yra iš tikrųjų aukštoji planeta. Venera yra asmeninė planeta. Plutonas tai yra kaip lemtis, kaip likimas, kaip karma, kaip kažkokia aukštesnė valia, kolektyvinė valia, kažkokia valdžia, kuri, tarkim, verčia žmogų vienaip ar kitaip elgtis. Tai yra ir paklusimas, tai yra ir neišvengiamybė. Tai, kas turi įvykti, telieka priimti, tai yra ir nematomas potencialas, kuris po to atsiskleidžia kažkuriame etape. Plutonas yra prievarta, Plutonas yra užspaudimas, armija, nusikalstamumas. Plutonas yra ir mirtis. Mirtis ir atgimimas, tai yra pokyčiai. Ir yra 5 didieji aspektai – konjunkcija, opozicija ir kvadratas. Tai yra, konjunkcija yra daugiau, kaip sakant, turinti ir gerų, ir blogų tokių savybių, bet kas liečia Plutono ir Veneros konjunkciją, tai šiaip tai yra, sakykime taip, 90% yra sunkių situacijų, o kartais gali, jeigu žmogus suvaldo savo emocionalumą ir panašiai, gali pasireikšti gana pozityviai, stipriai. Ir kiti 2 įtempti aspektai – opozicija, prieštara, konfliktas. Taip, tai yra daugiau pirmoji eilė eina psichinis toks veikimas, psichinis kažkoks smurtas. Taip, kažkokia prieštara, konfliktas. Po to išorė jis gali šaukti. O štai, kai yra kvadratas, kvadratūra, tai yra, pirmiausia, tai eina konfliktas išorinis, kuris gali būti nuo apsikumščiavimo ir po to gali būti ir psichologinis. Po to eina trigonas ir sekstilis. Trigonas ir sekstilis veikia gana panašiai, tik tai prie sekstilio žmogus turi įdėti pastangų, tam, kad įdėti pastangų turi turėti žinių ir panašiai. O kas turi trigoną, tiesiog tas žmogus jam sekasi, tai yra jo geros karmos, labai geros karmos pasireiškimas. Įtempti aspektai ir geri aspektai, vadinami harmoningi aspektai, tai yra kaip diena nuo nakties iš tikrųjų skiriasi Plutono ir Veneros santykyje. Tai va. Dabar jeigu pasižiūrėsime
simbolų ant kortos, tai mes matome, kad kadangi Venera valdo du ženklus, tai yra jauti žemės stichijos ženklą ir svarstyklės oro stichijos ženklą, tai jaučio Veneros aspektai su Plutonu čia pavaizduoti kaip marionetė. Tai yra arba šiaip tai daugiau negatyvus pasireiškimas gautųsi, vienu žodžiu, čia pavaizduotas, kad tai yra arba tu manipuliuoji, arba tavim manipuliuoja. O taip. Ir yra nelaimė. Tai yra nelaimės jausmas, džiaugsmo nebuvimas. Tai yra būtent svarstyklių Veneros aspektai. Čia pavaizduoti daugiau su Plutonu. Tai nelaimės jausmas, tai yra žmogus toks, save išduoda. Kalba eina apie savęs išdavimą. Tai yra žmogus atsisako sekti paskui savo Venerą. Ir abu šitie aspektai, jie yra labai emocionalūs. Labai emocionalūs aspektai. Skaitosi įtempti aspektai, kas turite, pavyzdžiui, įtemptus aspektus tarp Plutono ir Veneros, tai užduotis praktiškai jau galit ir žinoti savo paskirtį, kad jums reikia susitvarkyti su savo labai stipriu emocionalumu, konfliktiškumu, suvaldyti tą energiją. Stiprią, labai kolosalinę, labai galingą plutonišką emociją suvaldyti. Taigi, Veneros ir Plutono aspektai. Tai Venera tai yra asmeninė planeta, Plutonas yra kolektyvinė planeta. Ir pakol žmogus nesupranta su tokiu aspektu, jis kovoja prieš kolektyvą. Jis turi daug priekaištų, jis turi labai daug nuoskaudų, jis turi labai daug lūkesčių, jis turi labai daug reikalavimų. Ir jis bando pakeisti kolektyvą, jis kariauja, jis yra kovotojas, jis kovoja emocionaliai. tą daro. Ir iš tikrųjų tai yra prie visų įtemptų aspektų, taip yra. Pavadinkim, kad taip, pabaigoje kalbėsim apie harmoningus. Dabar pakalbėsim apie įtemptus aspektus, prie kurių priskiriama ir konjunkcija realiai. Šiuo atveju. Tai va, žmogus tam, kad pakeistų, kokia jo užduotis yra, turint įtemptą aspektą su Plutonu, jo žmogaus Venera turi įtemptą aspektą su Plutonu, paskirtis yra suprasti, kad ne išorę reikia keisti, nereikalauti, kad kiti keistusi, o pradėti nuo pačio savęs. Ir tai yra labai sunkus darbas, nes žmogus yra labai, labai kategoriškas ir manipuliatyvus. Taigi, arba žmogus gali būti kaip auka, narcisistas, arba auka. Va, tas žaidimas vyksta. Šiaip tai Plutono ir Veneros įtempti aspektai, tai yra ir narcisizmo aspektas. Taip, aišku, pagal vieną aspektą apie žmogų negalima taip spręsti, bet reikėtų, kaip sakant, patyrinėti situaciją, kaip yra iš tikrųjų. Nes visada, kiek kartų ir galima ir dar kartą pakartoti, kad kad įvertinti pilnai kiekvieną aspektą reikia žiūrėti visą horoskopą, nes pas žmogų gali būti ir energijos kitos, kur žmogus tiesiog per kitus aspektus gali harmonizuoti net pačius labiausiai įtemptus aspektus tarp Veneros ir Plutono. Bet kuriuo atveju žmogus, kuris turi visus didžiuosius aspektus, ir harmoningus, ir įtemptus Veneros su Plutonu, tai yra žmogus turintis labai stiprią energiją. Tai yra tokios ne aukštos, bet stiprios emocinės energijos nešiotojas. Tik tai prie negatyvių aspektų, tai yra konjunkcijos
opozicijos ir kvadratūros, tas žmogus tiesiog nemoka to panaudoti. O harmoningi aspektai, trigonas, sekstilis, žmogus tą panaudoja. Gali tą panaudoti ir pasinaudoti. Pasinaudoti net gal labiau. Kai žmogus turi pozityvius aspektus, jis lengvai valdo tą, kaip sakant, plutonišką energiją. Ir jis gali veikti sėkmingai visų žmonių kitų naudai ir pats savo sėkmę ir gerovę suteikti. Visos aukštos planetos, tai yra ir Uranas, ir Neptūnas, ir Plutonas, ir tai reiškia, kad va šitų aukštųjų planetų energijas naudoti vien asmeniniams tikslams iš tikrųjų yra gana pavojinga, nes bus pasekmės už tai, ypač už Plutono energiją. Ką tai reiškia? Tai reiškia, pavyzdžiui, žmogus, Plutono energija yra, tarkim, kai žmogus užima aukštą padėtį visuomeniai. Tai, pavyzdžiui, rinkimai ir žmogų išrenka prezidentas. Bus dabar, ne? Gegužės 12. Taip vadinami rinkimai. Ir ten, kaip sakant, bus Plutono pabučiuotas. Kuris ten bus tas Plutono pabučiuotas? Tai va, tai iš tikrųjų visai verta pažiūrėti ir į kandidatų, tarkim, Veneros, kokia yra Venera pas kandidatus ir ar turi aspektus į Plutoną. Tai va. Jeigu yra įtempti aspektai, jis bus marionetė. Greičiausiai, o jeigu yra harmoningi aspektai, tai tikimybė, kad toks žmogus iš tikrųjų gali daryti daug kitų gėrio. Reikės pasidomėti, tarp kitko. Tikrai gera mintis čia, bekalbant su jumis iškylo, kad pasidomėsiu kandidatais ir viskas pasimatys. Ką tik žiūrėjau vieno mokytojo, irgi horoskopą, tai jis kaip tik turi tas mokytas moteris harmoningą aspektą Veneros su Plutonu ir tikrai, tai, reiškia, žmonės myli tą mokytoją. Tai yra faktas. Taigi, Plutono ir Veneros įtempti aspektai psichologija vadinami narcisistiniai aspektai. Žmogus arba patenka į kopriklausomus santykius, tai reiškia, jis arba pats narcisistas ieško aukos, kuri užtvirtina jo tą narcisizmą, arba yra auka, kuri ieško narcisisto. Tai yra tokiu būdu, reiškia, vyksta to aspekto realizacija. Arba jis pats narcisistas žmogus, arba jis yra narcisisto auka. Auka visada palaiko narcisistą. Narcisistas be aukos negali būti pilnas narcisistas. Va, tai jiem reikalinga auka. O aukai reikalingas skriaudėjas. Tai va, tai yra labai toks sudėtingas žaidimas. Tai va, čia yra du variantai, arba žmogus, reiškia, užvaldo kitą žmogų, arba jis yra užvaldomas. Ir jis palaiko, reiškia, to savo tirono, pavadinkim, tą narcisizmą. Bet tai daugiau pasireiškia, kai yra būtent negatyvūs aspektai. Daugiau tai yra opozicija ir kvadratūra, bet kartais ir konjunkcija, jeigu pas mus yra. Bet Venera, kas yra Venera? Venera taip pat yra 7. būstas. 7. būstas tai yra kiti, aš ir kiti. Tai reiškia, kad tai yra visas žmonių pasaulis. Ir lygiai taip pat, reiškia, santykis gali formuotis ir į žmonių pasaulį. Tai yra ir į kolektyvus, į sociumą, tam tikras irgi požiūris. Tu kaip auka, arba tu esi, kaip sakant, tas agresorius, kuris atakuoja sociumą, kritikuoja ir panašiai.
Bet ką reikia žinoti, kad šitas modelis, jeigu toks yra, pavyzdžiui, jeigu yra įtempti aspektai Veneros ir Plutono, tai reiškia, kad žmogus viduje yra, kaip sakant, labai nepasitikinti savimi. Jis yra labai nepasitikinti savimi ir labai menka savivertė pas tokį žmogų yra. Už savivertę yra atsakinga Venera. Va čia reikia dirbti iš tikrųjų ne su Plutonu, o reikia dirbti su Venera. Tai yra su savim dirbti. Taip, su menka savivertė. Ir čia gali būti įvairiai. Reiškia, arba žmogus atakuoja, arba jis bando įtikti, patikti kitiems žmonėms ir jis turi menką savivertę. Toks žmogus. Reiškia, arba jis stengiasi įsitvirtinti. Reiškia, stengiasi lipti karjeros laiptais, stengiasi įrodyti kitiems, kad jis yra kažko tai vertas. Bet tai yra nenumaldomas kelias, tai yra ne visai, kaip sakant, tas kelias iš tikrųjų. Ir negatyvus Veneros aspektas su Plutonu taip pat yra labai negatyvės mintis duoda ir jausmus ir emocijas apie save ir apie pasaulį. Kadangi Plutonas, tai jis yra Skorpiono valdovas ir 8 būsto signifikatorius, turėdamas neigiamą aspektą su Venera, tai nurodo, kad tas žmogus nemoka adaptuotis, labai sunkiai adaptuojasi, priima tą aplinką, į kurią jis patenka. Paprastai vertina labai negatyviai ir patiria stresą. Taip pat sunkiai bendradarbiauja, nemoka harmoningai, taikiai įsilieti į kolektyvinius santykius. Reiškia, jis yra nepasitikinti savimi ir neranda vietos kolektyve, iš tikrųjų. Nemoka harmoningai įsilieti kolektyvą. Iš visų neharmoningų aspektų, įtemptų aspektų, pavadinkim taip, pats stipriausias aspektas yra konjunkcija, susijungimas. Ir jeigu mes turime Plutono ir Veneros konjunkciją, tokio žmogaus užduotis pakeis santykiai į patį save. Tai yra dirbti su saviverte. Būtent dirbti su Veneros, įsistudijuokit Venerą ir kas ta Venera yra, galite pasiklausyti paskaitą irgi. Ir mokinkitės pamilti save. Ką reiškia pamilti save? Tai leisti savo gyventi taip, kaip jauti, gyventi remiantis savo norais. Tai va. Tačiau turintis žmogus įtemptą aspektą su Plutonu, jam bus tai labai sudėtinga tą padaryti. Tai va, žmogus turintis įtemptus aspektus, jis pastoviai galvoja, kad su juo jo nepriima, jo nemyli, su juo pastoviai konfliktuoja, nors išoriškai ir realiai tokių situacijų nėra. Tai yra konfliktiškas žmogus. Ir jis kovos už tai, kad būtų pripažintas, kad būtų mylimas, kad būtų reikalingas, kad patiktų kitiems. Taip, ir jis gali kovoti. Arba priešingai, jis gali, reiškia, pataikauti, kaip įsivaizduokit, koks, toks ne visai gražus toks įvardyjamas, nežinau, kaip čia pavadinti. Gal man čia dabar susišvietė. Toks ne visai gražus, bet kaip, tarkim, šuniukas bando, kaip sakant, prie kojų laižo kojas, bando įtikti šeimininkui, taip. Tai panašiai žmogus, turintis tokį aspektą, gali iš tikrųjų tokį vaizdą parodyti, tokį padlaižiavimo tam tikrą momentą.
Taigi matot, kokia amplitudė iki pat prieštaravimo, reiškia nuo prieštaravimo iki tokio padlaižiavimo prieš kažkokią ten aukštesnę valią. Tačiau padlaižiautojas iš tikrųjų toks save numenkinęs žmogus kaupia viduje pyktį ir tas pyktis gali sprogti arba pavirsti iš tikrųjų labai sunkiom ligom. Labai sunkios ligos gali būti. Taigi, čia žmogus greičiausiai, tarkim, jeigu jis nėra dirbantis su savim, jis veikia skriausdamas save, išduodamas save, vienu žodžiu ir nevertindamas savęs ir jausdamas viduje didžiulį pyktį ir nepasitenkinimą. Tokio žmogaus iš tikrųjų užduotis yra transformuotis. Platonas reikalauja, transformuokis, tu turi tapti priešingai toks, ta prasme. Tu turi išmokti sukurti savo palankės sąlygas ir nugalėti vidinę depresiją, nes toks žmogus greičiausiai irgi žino, kas yra depresija. Yra dvi emocijos, ta prasme, nežinau, ar emocijos, tai yra depresija ir isterija, tai yra du tokie kraštutinumai. Tai yra isterikas arba depresyvus žmogus. Ir jis, isterikas. Jis iš kitų reikalauja, kad jį mylėtų, kad jį gerbtų, jis reiškia pretenzijas, taip, bando manipuliuoti, nudega, bet nenurimsta. Jeigu partneris yra reikalauja iš partnerio ar iš žmonių aplinkinių dėmesio savo ir nuolat kovoja su visais, kad žmonės turi kiti pasikeisti, jis yra geras, jis yra tobulas, o kiti žmonės netinkami yra ir jis to reikalauja ir patiria pats didžiulį stresą, įneša irgi į santykius, į kolektyvus irgi didelį stresą. Tačiau jis bando pakeisti pasaulį. Iš tikrųjų reikia visiškai priešingą modelį, pradėti dirbti su savim. Reiškia, nukreipti savo dėmesį į save, keisti savo elgesį, keisti savo reakcijas, keisti požiūrį į situaciją. Žmogus turintis įtemptą aspektą nuolat kovoja su kitais žmonėmis. Ir jis yra labai emocionalus, labai stipri emocinė energija, aštri emocinė energija. Ir jam nuolat atrodo, kad kiti jį neįvertina, kad nužemina. Tai kaip ir du kraštutinumai, atkreipkite dėmesį, ar tu auka, arba tironas. Tai kaip tai pasireiškia. Ir tuo ir kitu atveju reikia dirbti su Venera, su savo Venera. Tai yra dirbti tiesiog galbūt ir visą gyvenimą tam verta paskirti. Nes kovojimas su pasauliu arba išduoti save, savo Venerą, išduoti savo širdį, išduoti, bandyti tikti kitiems, būti padlaižūnu. Tai šitie du variantai yra tokie netinkami. Jie niekur neveda. Tai yra beprasmiai dalykai. Ir jie, tarkim, to aukos ir tirono tas žaidimas. Ir tironas, taip vadinamas toks, reiškia, su didžiuliam menkavertiškumo kompleksu. Ir auka irgi su didžiuliu menkavertiškumo kompleksu. Jie, kaip sakant, išdegina labai daug energijos. Patys išmeta, iššvaisto daugybę energijos. Ir jis tiesiog, toks žmogus, gali, tarkim, ateiti į kolektyvą, kuris yra labai draugiškas, kuris yra palankiai nusiteikęs. Ir jis iš tikrųjų pradės ant lygios vietos daryti skandalą, daryti intrigą, kiršinti ir panašiai. Tai taip. Abiejais atvejais.
Tai yra tokie žmonės, reikia labai, jeigu mes žinom tokių draugų, kurie turi tokį aspektą, reikėtų su jais būti atsargiai, iš tikrųjų. Taigi, norint pradirbti tos įtemptus aspektus, reikia leisti Venerai jausti malonumą. Leisti savo daryti tai, kas patinka. Tai yra vienintelis kelias, iš tikrųjų. Kito kelio nėra. Taigi, konjunkcija dar kartą. Tai konjunkcija tai yra rodo kraštutinai emocingą asmenybę, kuri, kaip sakant, nemyli savęs ir pažeidžia savo Venerą, savo jausmus, save išduoda, nevertina savęs ir panašiai. Todėl pažeidžia Venerą, tai yra signifikatorius antro būsto ir 7. Antras būstas yra pajamos, 7 tai yra būtent kiti žmonės. Tai reiškia, kad žmogus netenka, pažeisdamas Venerą, netenka ir to resurso ir, reiškia, netenka ir pinigų, taip, ir gerų santykių netenka. 7 būstas. Ir netenka ta prasme, ne tai, kad jis neturi jų, jis juos turi, bet jam tai neneša ramybės, neatneša taikos, pasitenkinimo. Ir tas žmogus gali tiesiog kovoja, kad turėtų tą resursą, kad turėtų pinigų, kad santykius turėtų, kad pripažinimą turėtų, kitų meilę. Ir tokiu būdu ir netenka vėl. Tačiau, kaip jau kalbėjau, kad konjunkcija gali taip suveikti kaip pozityvus aspektas, tačiau reikia pradirbti būtent emociją savo, emocinį, sakant, įpročius reaguoti automatiškai. Tokio žmogaus, kuris turi konjunkciją, užduotis yra visiškai pilnai transformuoti savo Venerą ir jis turi iš naujo atgimti, numirti, senasis aš, ego tas, ir atgimti naujas žmogus. Tapti priešingu tokiam, koks buvai. Taip, jeigu mes esame, tarkim, turintis tokį aspektą labai emocionalus, reikia tapti mažiau emocionaliu. Jeigu mes keliame labai daug pretenzijų ir reikalavimų kitiems, reikia atkreipti dėmesį į save, iš savęs pareikalauti, pasistengti kurti, dirbti, būtent pakeičiant save, keičiant savo požiūrį, ir nešvaistyti tuščiai energijos. Tai yra žmonės, kurie labai emocionalūs, taško energiją, o iš tikrųjų reikia išmokti tą energiją suvaldyti ir naudoti ją ten, kur reikia. Ir sulaikyti, neduoti jos ten, kur nereikia. Taip pat šis aspektas, konjunkcija duoda labai seksualumą, stiprias aistras, norus. Tai yra iš tikrųjų labai stipri norų, aistrų, geismų aspektas. Ir aistros, geismai, norai gali žmogų užvaldyti, kaip ir apsėdimas, kaip apsėsti gali. Ir nesvarbu, ką jis norėtų. Jis gali norėti ten pritraukti žmogų, žmonės, ar turėti daiktų kažkokių, ar statusą, ar, reiškia, nugalėti kažką kovoje, arba pasiekti kažką karjeroje, pavadinkim taip. Tai gali suveikti kaip apsėdimai. Ir tas žmogus gali viską paaukoti ir, kaip sako, dūšią velniui parduoti, kad tą įgauti, o pasiekęs tą taip vadinamą įsivaizduojamą tikslą, suprasti, kad tai buvo tuščia, nieko tame nebuvo. Taigi, tie norai, kai mes turime konjunkciją, prie konjunkcijos gali tapti paranojiški, apsėdimo, obsesija. Tai reikia suvaldyti ir tai gali iš tikrųjų pražudyti žmogų. Dabar pakalbėkime apie
apie opoziciją ir kvadratūrą. Kuo skiriasi opozicija ir kvadratūra? Opozicija tai yra tai, kas yra priešais. Opozicija yra daugiau psichologinė. Pirmiausia, tai yra daugiau psichologinė. Tai tam tikra vidinė prieštara ir toks vidinis konfliktas, kuris irgi gali išaugti į realų konfliktą. O kvadratūra jau yra konfliktas kaip ir išorinis, kuris vyksta išoriškai, o po to reiškia nueina, kaip sakant, į žmogaus vidų, vidinį pasaulį, tai yra palieka įspaudus. Taip. Arba kvadratūra gali duoti, reiškia, kliūtis, kurių nėra. Atrodo, kad kliūtis jam čia yra, o iš tikrųjų tų kliūčių nėra, žmogus viskas išsigalvoja. Taigi, jeigu mes matom žmogų, jeigu jūs turit, tarkim, konjunkciją, net taip pat ir opoziciją ir kvadratūrą, tai yra tikimybė, kad tas žmogus vaikystėje patyrė traumų. Patyrė kažkokias tai traumas, psichologinį ar fizinį smurtą patyrė. Tai yra Plutonas, taip, neleido vaikui turėti ko nori, neleido vaikui reikšti savo jausmų. Tas vaikas nesupranta, kas yra iš tikrųjų meilė. Gali būti, kad jis buvo pažemintas prieš kitus, taip, tai yra būtent rodoma nemeilė jam. Tai ir kai yra opozicija, tai reiškia prieš vaiką yra tironas. O kas tą tirono vietą užima? Kas tas Plutonas yra? Tai gali būti tėvas, tai gali būti mama, tai gali būti senelis, tai gali būti močiutė. Taip, tai gali būti paskui, reiškia, susiformuoja tas elgesio modelis, kuris paskui vaikas neša per gyvenimą ir pas jį visada mokytojai, autoritetai kaip tironai, kurie jį ten skriaudžia. Arba vadovai, kažkokie viršininkai, tie, kurie kažkokią sprendimo galią turi kolektyvinę. Jis patenka vis nukenčia. Kažkoks tai Plutonas, reiškia, jis spaudžia visą gyvenimą. Tai ir po to Plutonas gali tapti kolektyvinė valia, kuri žmogų, reiškia, prievartauja, verčia daryti, gyventi ne taip, kaip jis nori, o taip, kaip reikia tam kolektyvui. Tai yra, žmogus yra priverčiamas padaryti pasirinkimus ne pagal savo širdį, o taip, kaip reikia situacija. Kaip situacija susiklosto, jis pagal situaciją daro pasirinkimus, o ne pagal savo širdį. Tai yra būtent Plutono opozicija. Taip veikia. Tai apie tai, kas žmogui patinka, kalbos nėra. Nes realiai opozicija Venera yra asmeninė planeta, tai yra žmogaus vidinis pasaulis, vidiniai jausmai. O Plutonas tai yra išorinė, aukštoji planeta. Ir tai yra didžiulis žmonių ir kolektyvas ir tam tikra valia, kaip aukštesnė valia kažkokia. Kai kas tai gali sakyti, piktas likimas, karma. Taip, kažkokia aukštesnė valia, kažkokia ten, netgi Dievas, taip, baudžia Dievas. Kur žmogus, kaip sakant, nukentėjęs pasijaučia. Žmogus nebegali savarankiško pasirinkimo daryti. Pavyzdžiui, jeigu jūs patenkate, tarkim, ateinate savęs pažinimo keliu, patekote į sektą, taip, į sektą patekote, tai būtinai ten yra Plutonas. Visose sektose būtinai yra Plutonas, tai yra tas, kuris sako, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir žmogaus Venera visada bus numenkinta. Sektose tai yra vienareikšmiškai. Reiškia, yra nuvertinta, reiškia, žmogaus Venera, tai yra žmogaus norai, poreikiai yra nuvertinami ir kolektyviniai yra iškeliami. Ir vyksta tam tikras prievartai, žmogus, tarkim, su silpna Venera, jis negali pasipriešinti. Taip. Ir Plutonas, tai yra autoritetas, tas sektos vadovas, pavadinkim taip,
reiškia, ir tas kolektyvas irgi, kurie klauso, kurie daro, jie visi tą spaudimą daro žmogui. Va taip pat gali suprasti, kaip veikia Plutonas gyvenimiškai. Tai va, bet dabar ką reikia žinoti, dar kartą užtvirtinsiu, reiškia, kad va, toks žmogus, kuris turi įtemptą aspektą su Venera, su Plutonu, o ypač opozicija ir kvadratūra, jis būtinai atranda prievartautojus, tai, kas jį prievartauja. Įsivaizduojat, prievartautojus atranda, tai, kas smurtautojus, pavadinkim, tai psichologinius, emocinius smurtautojus jis atranda. Atranda tuos žmonės, kuriems sakys, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir iš tikrųjų jis dvasiškai nuo to kenčia. Jo Venera kenčia. O jeigu tokį žmogų, reiškia, jūs įleistumėte, tarkim, gerą kolektyvą arba, pavyzdžiui, su ramiu žmogum susitinka toks žmogus, kuris turi opoziciją Veneros, reiškia, ir Plutono, tai jis netgi patį ramiausią žmogų, reiškia, padarys prievartautojų, smurtautojų, išves iš pusiausvyros iš tikrųjų. Jis dirbs, pakol tą žmogų išbalansuos. Tai čia aš, aišku, kalbu apie nesąmoningą žmogų, turinti tokį aspektą. Tai va, jeigu mes turim opoziciją, tai ką reikia? Pirmiausia, ką reikia pradėti dirbti nuo savo emocijų. Išmokti teisingai, adekvačiai reikšti savo emocijas. Reikšti savo norus ir suvokti savo jausmus. Atskirti savo jausmus nuo svetimų jausmų, nuo kitų žmonių, ką valia, kokia yra. Žmogus turi išmokti pasakyti, man tai patinka, man tai nepatinka. Ir tą pasakyti ramiai, o ne su priekaištu, nes yra tendencija, kad jis priekaištaus. Tai, kad jis blogai jaučiasi, bus kalti kiti. Tai, kad jam nesiseka, bus kalti kiti. Kvadratūra. Įtemptas aspektas, tai yra labai stiprus, aštrus aspektas, tai šiaip realiai tai yra muštynės. Mūšis, tai yra reali prievarta, fizinė, akivaizdi psichologinė prievarta. Va, ir tai yra griovimas. Griauti. Tai yra labai, labai stiprios emocijos. Tai yra žmogus nori, gali būti emocijų narkomanas, labai stiprių aštrių emocijų narkomanas arba adrenalino mėgėjai. Taip? Stiprių emocijų, stiprių įtampų mėgėjai. Va, ir jis siekia, reiškia, tokios meilės, tokių aistros, tokių emocijų, tokio adrenalino, reiškia, jis tą stimuliuoja nuolat kaip narkotikai, reikalinga kaip narkotikai. Jis yra kaip bebaimis, eis ten, kur pati didžiausia įtampa ir jis gali ant gyvenimo mirties, tarkim, būti ribos ir tai jam tokių emocijų norisi ir jis tą darys. Ir pasiten tokie jausmai, kurie praktiškai tokia meilė, tokios emocijos, kurios malonumas ir skausmas, kaip sakant, tampa viena. Jis padaro vieną, malonumas ir skausmas tampa viena. Va, aistros jam yra reikalingos, draivas, konfliktai reikalingi. Jam ramus gyvenimas nepatinka, tradicinis gyvenimas nepatinka, ramus santykiai nepatinka, tradiciniai santykiai nepatinka. Tai yra žmogus nepatenkintas, nuolatinėme nepasitenkinime gyvenantis. Veneros Plutono kvadratūra tai yra išsiskyrimo ir santykių nutraukimo aspektas. Arba tai yra tiesiog, jeigu yra santykiai, tai yra nuolatiniai kivirčiai, konfliktai santykiuose. Tokiam žmogui nuolat atrodo, kad jo partneris yra negeras, netinkamas. Reiškia, kad gyvenimas netinkamas, kad pasaulis jam netinkamas.
Jis nemoka bendrauti su kolektyvo valias priimti harmoningai. Gyvenime visai būna. Jis visada ant šakių priima. Šiaip tai čia yra ta vadinama gynybinė agresija. Tai yra formulė, kad užpulk pirmas. Užpulk pirmas. Net jeigu yra taika, pulk pirmas. Nes jeigu tave užpuls, tu būsi sužeistas. Tai yra gynyba, puolimas kaip gynyba. Puolimas kaip gynyba. Arba gynyba per agresiją. Nors niekas nepuola, niekas nesiruošia pulti, bet žmogus agresyviai ginasi nuo to. Tai būna tokios, pavyzdžiui, moteris, ir vyrai būna, bet moteris kažkaip aštriau būna, kad jos tokios emocionalios, kurios, tarkim, pastoviai konfliktuoja, jos pastoviai tarytum už savo teisės kovoja, už savo poreikius, kovoja, jos kelia konfliktą ten, kur visiškai nėra to konflikto. Tai ir įtraukia į konfliktą visus kitus žmonės, supriešina. Ir tokia tendencija, jeigu mes, tarkim, tokį aspektą turim, tai reikia labai rimtai su savim dirbti iš tikrųjų. Bet dar kartą paminėsiu, kad pilnai įvertinti, kaip yra, reikia visada visą horoskopą žiūrėti. Negalima pagal vieną aspektą spręsti apie save. Čia kartosiu. Nes labai didelė klaida yra pagal vieną aspektą galvoti, kad čia pas mane taip yra. Reikia žiūrėti, kaip tai galima įspręsti horoskopę, tai yra, iš tikrųjų, matosi išeitis irgi. Tai yra labai sudėtingi aspektai ir tai yra toks karminis kelias, kažkokia traumas vaikystėje, galbūt kai mama, nešiojo įsčiose, kažkokią traumą patyrė labai sudėtingas išgyvenimus. Tai galbūt ir paveldėti dalykai, tai galbūt vaikystėje smurtas buvo, tai ir po to žmogus tos paternus įsisavina ir neša per visą gyvenimą. Tai visą tai reikia atpažinti ir dirbti su jais. Iš tikrųjų. Tai iš visų aspektų, tarkim, Plutono įtempti aspektai yra patys sudėtingiausi ir sunkiausiai pradirbami šiaip jau, nes jie yra susijęs su emocijom, su emociniais įpročiais, emocijom, įpročių reaguoti. Taip, todėl tai, kas pasėta vaikystė arba, pavyzdžiui, žmogus gal iš praeitų gyvenimų atsinešė dažniausiai, tai yra labai sunkios karmos aspektai iš tikrųjų. Ir ignoruoti viso to negalima, reikia su visu tuo dirbti. Taigi dabar einame prie harmoningų aspektų. Trigonas sekstilis, trigonas pasitikėjimas savimi, pasitenkinimas sėkme ir sekstilis galimybė visą tą išvystyti. Sekstilis yra galimybė. Sekstilis iš tikrųjų atsiveria pas žmogų sąmoningą. Pas žmogų nesąmoningą sekstiliai gali būti ir neaktyvus. Tokia situacija. Tai čia yra lygiai priešingai. Tai jeigu prie įtemptų aspektų žmogus konfliktiškas, ant lygios vietos ten daro bėdą, arba ten save menkina, arba kitą, vienu žodžiu. Čia kaip pasireikš, reikia žiūrėti visą horoskopą. Tai čia toks žmogus labai ramus, labai savim giliai pasitikintis, jo energetika labai stabili, jis skleidžia tą tokią energiją, pasitikėjimo ir kitiem duoda. Ir tai traukia žmonėm patinka tokie lyderiai, pavadinkim taip, kurie turi tokią energiją. Ramę, jie su tokiu žmogum pabendrauja, tą ramybę ir jie atranda pasitikėjimą savim, tikėjimą į gyvenimą. Tokie žmonės, harmoningas Plutono Veneros aspektas, jie myli, jie turi meilės daug. Iš tikrųjų daug meilės ir patys save myli. Ir
tikrai padeda kitiems. Tokie žmonės turintys harmoningus aspektus, tai yra trigonas, sekstilė, Veneros ir Plutono, tai jie gali, vienu žodžiu, dalintis, jie ten, kaip Plutonas, tai yra 8 būstas, taip Venera yra 2 būstas. Tai yra pajamos, tai yra toks žmogus gali iš tikrųjų sukurti stabilias pajamas ir geras pajamas. Taip, bet įdomu tai, kad jis tas pajamas sukurs savo nepakenkdamas kitiems, irgi nesukeldamas, tarkim, kančių kitiems. Tokie žmonės yra mylimi, juos myli kiti, jis moka mylėti, jis moka išlaikyti ilgalaikius santykius su kitais žmonėmis, su kolektyvais, jis yra ištikimas kažkokį, tarkim, idėjai, net ir jeigu po to nutrūksta santykiai, jis niekada neišduos, niekada neparduos, niekada neišnaudos, niekada nesinaudos kitų žmonių paslaptimis. Kaip priešingai, jeigu, pavyzdžiui, jeigu jūs turite draugą, kuris turi, pavyzdžiui, konjunkciją, opoziciją arba kvadratūrą, tai toks draugas gali paslaptis iš jūsų, tarkim, pamatys kažką, jūs pasidalinsit, jis gali kažkada tiesiog panaudoti prieš jūs. Netikėtai padaryti jums labai nemalonę situaciją. Taip, o štai, kai yra trigonas, tai toks žmogus, jeigu davė žodį, jis niekada nieko nesako ir niekada nepakenks, net jeigu jūs esate susipykę priešai. Net jeigu santykiai yra, tarkim, pašlyję ir jūs tokiam žmogui, būna žmonių gyvenime visaip, tai su trigonu ir sekstiliu jis visada išties ranką, nežiūrint į tai, kad visko yra buvę. Labai iš tikrųjų toks, geros karmos rodiklis iš tikrųjų. Tai yra labai tokio gilaus, stipraus pasitikėjimo savimi aspektas, tai yra labai stipraus tokio magnetizmo. Tai yra tokį žmogų įsimylė. Jis gali būti, mylėti, kaip daug žmonių myli. Tai yra, jį žiūrėti gali daug. Pavyzdžiui, jeigu jis yra dainininkas, jo dainos bus labai klausomas. Jeigu jis yra, pavyzdžiui, politikas, tai jis įtaką turės tam tikrą irgi teigiamą, patrauklų, žmonės norės jį žiūrėti, norės už jį balsuoti ir panašiai. Toks žmogus turi labai daug galimybių, nes jaučio ir svarstyklių temose. Taip, jautis tai yra pajamos, taip, gera energetika, o svarstyklis yra santykiai, stabili kažkokia gera santuoka. Ir taip pat jis patinka kitiems. Tai taip pat ir finansiškai geras aspektas iš tikrųjų. Tai tiek šiandien apie Plutono ir Veneros aspektus ir sekantį kartą pradėsime nagrinėti Marso aspektus. Ačiū už dėmesį ir iki sekančio malonaus.